16 užduotis. Taigi, duotos štai tokios dvi funkcijos. Ir pirmoji šio uždavinio dalis prašo rasti naująją funkciją, kitaip sakant, sudėtinę funkciją. Tai yra, mes gauname vietoj funkcijos f argumento įsistatę kitą funkciją, tai yra funkcija g. Taigi, tiesiog mums reikia rasti taip, šios funkcijos naujos reikšmę taške x lygų 1. Tai tiesiog viską nuo ko reikėtų pradėti. Tai jeigu mes turime, kad x lygų vienetui, vadinasi tiesiog ir matome, jog funkcijos h reikšmė taške vienetas bus lygi funkcijos f reikšmiai taške funkcijos reikšmiai taške 1. Tai mums reikia tada paskaičiuoti funkcijos g reikšmę taške 1, tai tiesiog vietoj čia įsirašome vienetą ir gauname 1 plus 1 lygų 2, vadinasi gauname, jog funkcijos g reikšmė taške 1 yra lygų 2, vadinasi dabar jau funkcijos f argumentas patapo dvejetu, o funkcijos f reikšmė taške 2 yra 2 pakelta kvadratu 4. Vadinasi, šios funkcijos h reikšmė taške 1 reikšmė yra 4. Atsakymas 4. Antroji šio uždavinio dalis prašo išspręsti štai tokią lygtį, kur kairėje lygybės pusėje vėl yra sudėtinė funkcija. Tai mums pirmiausiai dabar reikia užsirašyti šitą sudėtinę funkciją. Tai matome, jog funkcijos g argumentu dabar patapo funkcija f nuo x. Vadinasi, čia yra funkcijos argumentas x, vadinasi, vietoj šito argumento x mes turime įsirašyti funkciją f nuo x. Vadinasi, dabar mūsų x jau pataps x kvadratu, nes f nuo x yra x kvadratu. Taigi gauname x kvadratu plus 1. Nu, kai gavome šitą funkciją, vadinasi, dabar tiesiog ir galima užrašyti, kokią mes lygtį turime išspręsti. Tai yra x kvadratu plus 1 lygų 2. Perkeliame vienetą į dešinėje lygybės pusę. Gauname štai tokią pačią paprasčiausią kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai yra 2, minus 1 ir 1.